CNN. CSI Miamis darbo dienomis 6 vakare per TV6. Galima apsikeisti ne tik šaunais ar drabužiais, bet ir partneriais. Taigi, linksmieji muzikantai. Darbo dienomis 9 per TV6. Sveiki atvykę į prabangą ir žavesio alsuojančius rūmus. Tai istorija apgaubta paslapties šydu, keliančių spindesių ir nuotykiais. Kas tas paslapties kalbos žmogus su geležinė kauke? Penktadienį 10:30 per TV6. Informacijos būtų pasukęs vyras prekybos. Someone wanted to make sure that he wouldn't talk. I think you were right. Kur jie prisipainiojo? It's just routine. Prie vyriausybės paslapčių geriau prisikasti nepasiruošus. Don't die, okay? Detektyvinis serialas Kalba. Darbo dienomis 4 per TV6. Jie patys pirmieji pamato nusikaltimo vietą ir turi įsiminti kiekvieną detalę. Vėliau tik tai padės išspręsti bylą. Naujausios technologijos ateikia didžiulį pranašumą, bet be protingų žmonių visgi nieko nebūtų. Kriminalinis serialas Pėdsakai. Net kelerius metus iš eilės Rusijai apdovanotas kaip geriausias. Per TV6 rodomas darbo dienomis. Lygiai 7 vakare. Galvok. Politikai to dar neuždraudė. Welcome back. Tęsime laidą. Places on Earth. The island of Iceland is Esame Islandijoje, už 1100 km į rytus nuo Grenlandijos. that boasts about 103 000 kvadratinių kilometrų teritorijoje galima išvysti labai kontrastuojančius gamtovaizdžius. Kitur matyti kalnai, kitur lygumos, vienur ledo fjordai, fields of kitur karštosios versmės ir ugnikalniai. and volcanoes. It is truly Tai iš tiesų viena gražiausių vietų Žemėje. on Earth. Nicknamed the land Dėl of savo ledynų ir ugnikalnių vadinama ledo ir ugnies kraštu, Islandija yra labiausiai į vakarus nutolusi Europos šalis. Like Norway, it has a Kaip ir Norvegijos, šios šalies ekonomika labai stipri. and is among Mažas nedarbas, the happiest o countries. žmonės irgi vieni laimingiausių pasaulyje. Don't let the name fool you. Tik nemanykite, kad tai ledinė šalis, matyt, pavasarį ir vasarą temperatūra čia daug švelnesnė. The land Suvešė augalija, it's nothing. visai neprimena Grenlandijos. Winter, however, Nors, žinoma, žiemą čia apstu ledo ir sniego. Iceland was Islandija buvo negyvenama iki pat 10 amžiaus. Kaip čia nusprendė atsikraustyti skandinavai ir škotai. Iceland's capital. Islandijos sostinėje Reikjavike gyvena didžioji dalis šalies gyventojų. It's also Iceland's Taip pat čia kuriasi daugiausiai turistų. as well as Vyksta kultūros renginiai. great shops, artful museums, Puikios suvenyrų parduotuvės, muziejai ir restoranai, kad visur lydintis grybus, sūrus, vėjelis. salty breeze. And when you're ready to Čia visada būsite netoli paplūdimo, golfo aikštynų golf courses or great ar puikių vietų žvejybai. mountains are all around Visur you. jūs sups kalnai. Don't miss an opportunity. Tad nepraleiskite progos pažvelgti į Islandiją iš aukščiau. There is nothing Islandijoje better apstu than lauko Iceland's pramogų. version of the great outdoors. One of its Čia iš tiesų features daug is krioklių, waterfalls. Over a kurie dozen traukia tiek vietos, tiek užsienio turistus. for both locals and internationals. Here are three Štai trys geriausiai. Golfos. Golfosas arba auksinis krioklys yra Ketlavyke. Flows Čia tekant tik vietos upė yra tokia galinga, jog iš jos nuolat tvyro migla, kurioje galite išvysti vaivorykštę. Golfos is Ir nors Golfosas yra iš tiesų galingas, jis neprilygsta Detifosui. located at Iceland's Vatnajökull Detifosas teka Islandijos Vatnajökullio nacionalinėme parke ir per sekundę nuo jo krašto krenta 490 000 litrų vandens. Tai grožis ir galia viename gamtos kūrinyje. Last but not least, Paskutinis, bet ne ką blogesnis, yra Skogafosas, esantis pietinėje dalyje. which features a Jis yra stačiakampo formos, o dugne susidaręs labai ūkanotas baseinas. with all this water Tokį kiekį jūsų pačių vandens galiausiai gali įkvėpti leistas upe. if the community Tam puikiausiai tiks Hlitos upė, kurios atitinkamos aplikos skirtos įvairios patirties entuziastams.
Iceland is also Islandija garsėja savo geoterminiais šaltiniais. which results in hundreds of geysers that shoot Per šimtus šiąsiančių geizerių įsiveržia kelių dešimčių metrų aukščio garuojančios vandens stulpai. hot springs and bubbling mud. Karštosios versmės ir burbuliuojantis purvo baseinai čia irgi yra gana dažnas reikinys. Kodėl ši ledo šalis yra tokia karšta? Islandija yra įsikūrusi ant kelių veikiančių ugnikalnių, o jų labai kaitina požeminius vandenis. And this Taip pat ši geoterminė energija yra naudojama šildyti namams ir gaminti elektrai. and create electricity. Lake Mývatn is one of Iceland's Mývatno ežeras yra vienas didžiausių Islandijos ežerų. Atrodo, jis gana idiliškai, čia parodęs atskrenda kelių rūšių antys. what lies beneath. Tačiau po juo tūno veikiantis ugnikalnis. Mývatn formed Mývatnas susiformavo prieš 2300 metų po milžiniško ugnikalnio įsiveržimo. also 9 more. Tarp 1975 ir 84 čia įvyko dar 9 galingi įsiveržimai. Tačiau pastaruoju metu ugnikalniai ramūs. Įsiveržusi lava taip pat suformavo šią teritoriją, kurioje dabar matyti spalvingi kalnai ir lavos laukai. It's a great place Tai to hide. puikiai vieta žygiams. In another lava field, Kitame lavos lauke netoli Reikjaviko įkurta mėlynoji lagūna, mineralų spastovinti ant vieno iš geoterminių šaltinių. people love this place. Žmonėms šis iš tiesų patinka. Teigiama, kad čia galima išgydyti net pačias sunkiausias odos ligas. The hot water Karštas požeminis vanduo taip pat yra naudojamas ir elektrai gaminti. Talk about multitasking. We go from Persikeliame iš karštos į šaltą ir dvokiančią vietą. Solheimjoko Glacier. Solheimo Jokulio ledynas tai dalis Myrdals Jokulio kepurės. Jis vadinamas dvokiančia upe. Mat tas duodas yra Strong sulfur smell it emits. Jokosarlan Glacial Jokulsaldono ledyninis ežeras Vatno Jokulio nacionalinėme parke prasidėjo nuo Atlanto vandenyno pakraštyje stūksojusių ledyno, kuris ištirpo į ežerą ir dabar dengia 15 kvadratinių kilometrų plotą. well over 6 square miles and gets Tačiau kasmet jis vis didėja. can't get enough of puffins. Jums patinka pokiniai? Ar žinote, kad Islandijoje gyvena didžiausia jų kolonija pasaulyje? Kasmet į Islandiją parodys skrenda nuo 8 iki 10 milijonų pufinų. These little guys Šie mažyliai gana bebaimiai. so if Tad jei you're būsite švelnus, gal net galėsite juos paglostyti. when we come back, Netrukus we're watching the northern stebėsime šiaurės pašvaistę. keeping our eyes Taip pat nenuleisime akių nuo saulės. This Čia is the gražiausi žemės kampeliai. places on Earth. Welcome back to the Jūs coolest. žiūrite gražiausius žemės kampelius. Here's a question Štai for you. klausimas. Besides Be ice, ledo ir šalčio, what do kas dar Norway- sieja Norvegiją, Grenlandiją ir Islandiją? There are two Yra correct du answers. teisingi atsakymai. The midnight Vidurnakčio sun, saulė ir šiaurės pašvaistė. one of the biggest Vienas advantages didžiausių pliusų gyvenant taip arti šiaurės poliaračio tai vasaros reiškinys vadinamas vidurnakčio saulė. constant daylight. The midnight sun. It's not just a Ir tai ne fancy šiaip name. pavadinimas, o tikras reiškinys. It starts around Jis prasideda maždaug birželio 20 ir baigėsi Liepos 1. and the nights stay O short. naktis būna trumpos arba iš viso neateina nuo pat gegužės iki rugsėjo. In the winter, you can Žinoma, žiemos tai tenka pakentėti, mat vietoj vidurnakčio saulės gaunate vidurdienio žvaigždes. 24 hours. Naktis čia tęsiasi visą parą. Remains. Mat saulė nesiteikia pakilti aukščiau horizonto. Don't worry. Tik nesijaudinkit, vasaros ilgai laukti neteks. The other natural Kitas natūralus gamtos reiškinys tai šiaurės pašvaistė arba aurora borealis. It occurs every Jie pastebima nuo rugsėjo iki balandžio pietrame Norvegijos, clear skies over Norway, Greenland, Grenlandijos link šviesų šokis. The science behind Ir it? taip